Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo virtuvėlėje ir mes kartu pasigaminsime labai skanius vanilinius keksiukus su braškių džemo įdaru. Visi ingredientai yra surašyti po video aprašyme, būtinai pasitikslinkite. Darysime štai tokias skylutes arba specialių įrankių arba peilių. Kepsime keksiukams skirtuose indeliuose arba štai tokiuose popierėliuose. Viskas bus labai paprasta ir lengva kaip visuomet. Darysime tai rankiniu mikseriu. Aišku, galime tai pasidaryti ir stacionariu mikseriu. Kepimo miltelius iš karto pilu į miltus, vanilinį cukrų ir žiupsnelį druskos, žinoma, galima iškart supilti į cukrų. Dabar išvarų sausą ir neriebaluotą indą, iškart įmušu visus 3 kiaušinius ir supilu visą cukrų su druskyte ir vaniliniu cukrumi. Ir rankinio mikserio pagalba viską gerai išmaišome. Sukame vieną kryptimi, įsivaizduokime, kad mes darome biskvitą. Masė turi padidėti, spalva turi pasidaryti šviesesnė ir visa masė turi būti žymiai puresnė. Reikia, žinokit, tikrai gerai išmaišyti, bent jau iki tol, kol cukrus ištirps kiaušiniuose. Dabar mes galime supilti natūralų jogurtą visą, arba galime vietoj natūralaus jogurto naudoti grietinę. Iškart viską išmaišome ir supilame aliejų. Keksiukai išeina, žinokit, tikrai labai minkšti, purūs ir labai skanūs. Labai ilgai dabar maišyti nereikia, nes niekas netirps, tiesiog iki vientisos masės. Ir iškart įsijojame visus miltus su kepimo milteliais. Iškart visus, nes visą tai mes išmaišysime su rankinio mikserio pagalba. Dabar nejungiame mikserio, kadangi bus baltų miltų debesis. Aš jau truputėlį paankstinau ir pasidarė debesėlis. Orkaitėje kaitinu iki 160 laipsnių, viršus apačia ir be ventiliatoriaus. Be ventiliatoriaus kepant būtent šios keksiukus nesigauna didelės kepurėlės. Su ventiliatorium būna kepurėlės. Ir kad man būtų patogiau pilstyti keksiukų tešlą į keksiukų popierėlius, aš susipilu iš tai tokį piltuvėlį. Taip pat, jeigu, brangus mano žiūrovai, ruošitės kepti pirmą kartą keksiukus, būtinai įsigykite štai tokią formą, nes kitaip popieriukai nesilaikys. Ir dabar reikia dėti popieriukus. Štai, su tokiais popieriukais išeina be galo gražus keksiukai ir labai gražiai atrodo papuošti. Šios keksiukus galima puošti sviestiniu kremu, beze kremu, tiesiog iš jų su jais galime daryti, ką norim, arba tiesiog galime pabarstyti cukraus pudrą ir suvalgyti be papuošimo, kadangi bus skanus įdaras. Ir dabar reikia supilstyti tešlą. Tešlą reikia supilti ne iki viršaus keksiukų popieriukų, tiesiog daugiau nei pusę. Išeina, žinokit, tikrai nemažai, kadangi šie keksiukų popieriukai nėra patys didžiausi, tad keksiukų išeina daugiau. Tikslus ingredientai ir tikslus keksiukų skaičius, mano brangūs žiūrovai, bus parašyti aprašyme. Viską susipilstau ir išeina kažkur tai keksiukų, štai 18 keksiukų. Jeigu nebūčiau darius 4 didelius, aš manau, man būtų užtekę šitos normos 24 keksiukams iš tokių mažų popierėlių. Pažiūrėkit, kaip gražiai viskas iškepė, kepa 20 minučių. Vieną skardą dedu į vidurį ir štai taip gražiai iškepa. Ir dabar ką? Lieka ataušinti, atvėsinti ir pasidarysime štai tokį įrankių skylutės. Buvo, žinokit, atsiprašau už mažesnį vaizdą, kadangi kamera buvo apsivertusi, regis filmavau, viskas buvo gerai, bet jį kažkaip stebuklingai apsivertė. Ir štai labai geras toks įrankis, žinokit, tiesiog prasukinėjai ir pasidaro štai toks lygus apskritimas. Bet mes tai galim padaryti ir peiliu. Tiesiog imame peilio viršūnėlę, sukame ir padarom kaip apskritimą. Labai, žinokit, paprasta. Galima įdarą dėti ir braškių džemą, braškių tyrą, kondensuotą pieną, virtą, tai yra karamelinį pieną. Bet kokį įdarą, kokį jūs mėgstate. O tiesiog galima kepti ir be įdaro.
Bet šie keksiukai man labiausiai skanus su braškių džemu. Ir dabar įsidėjau maišelį, pasidarau skylutę, kad būtų patogu pilti, ir pripildau ertmes, duobutes braškių džemo. Galima visą tai padaryti ir arbatinio šaukštelio pagalba. Ir uždengiu skylutes. Tiesiog nenoriu, kad kremas liestųsi su džemu. Šiandien aš savo keksiukus puošiu bezė kremu. Geras, stabilus bezė kremas yra YouTube'ės kanale. Aišku, jeigu jums įdomu, aš būtinai paliksiu nurodėlę po video. Štai taip, M1 antgaliuku aš pasipuošiau būtent šį keksiuką. Daug įvairaus puošimo būdų galima įsigyti pamokėlę. Yra Facebook'e grupė Mrs. Bakes and Cakes, kepinių mokyklėlė. Ten yra begalė įvairių pamokėlių, kurias galime įsigyti būtent mokyklėlės puslapyje. O šiaip, žinokit, fantazija yra beribė, galite improvizuoti ir puošti keksiukus taip, kaip jūs mokate, ir įvairiausiais antgaliukais. Tad, brangus mano žiūrovai, aš be galo dėkinga už jūsų kiekvieną prenumeratą. Ačiū jums, kad nepatingite uždėti laiką, kad pakomentuojate. Tikrai esu be galo dėkinga, nes kiekviena jūsų parama, kiekvienas jūsų laikas, kiekvienas jūsų komentaras man yra be galo svarbus. Tad ačiū mano brangus žiūrovai, kad esate kartu, kad prenumeruojate kanalą, kad dedate laikus ir netgi nepatingite pasidalinti mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose. Ačiū ir iki kitų video receptų. Ate?